Labą dieną, gerbiami vienuoliktokai arba gimnazinių klasių trečiokai. Šiandieną mūsų tema yra struktūriniai sąrašai. Ir mes pakalbėsime apie struktūrinių sąrašų darbą. Šia atsivertęs esu vadovėlį. Mes iš vadovėlio mokomės pasaulio kompiuteryje pirma dalis ir 126 puslapį. Tai struktūriniai sąrašai yra labai dažnai naudojami ir bendrame kurse jau 7 klasėje ir 6 klasėje jau net tos struktūrinius sąrašus šiek tiek jau užkabinę esame. Tai yra ženkliuką paspaudėjau, sakykime, dabar aš pademonstruosiu, sakykime, aš kažkokį parašysiu savo vardą, ne? Ir ką mes iki šio laiko sužinojom? Tai mes sužinojom, kaip jį padaryti. Nu, čia, va, sakykime, kažkokį va turiu sąrašiuką, ne? Ir dabar mes mokėjome o tai pasižymėti, paspausim mygtuką, iš karto šitas atsirado, ne? Paspaudėm šitokį, iš karto sužinojome, kaip pasidaryti va tokius palyginimus, visą kitą, bet toj 11 klasėje ir gyvenime yra per mažai. Dėl ko taip? Dėl to, kad kartais būna tokia, ar taisyti reikia dokumentą, ar naujai pasidaro ir kažkur tai konfliktukas gauna, nuo programa galvoja, kad jūs norite tai padaryti, o jums reikia visai kitaip. Todėl struktūrinio sąrašo koregavimas yra labai svarbus dalykas. Tai aš jau truputėlį tokį padariau, sakykime, numeravimą ir atitraukimą. Bet, pavyzdžiui, sakykime, mes norime, kad tas Artūras būtų arčiau truputėlį, ne? Tai kaip mes jį galėtume padaryti? Mes jį galėtume padaryti 3 būdais. Vienas su tabuliatorium, čia tabuliatorio, galima tiesiog paspaudus ant liniuotės sutvarkyti, kad visą laiką taip būtų. Tai aš pademonstruoju, nu, sakykime, gal aš porą padarysiu dar kopijų, kad man paskui nesikeistų. Sakykime, tai vienas su tabuliatorium pademonstruoju, ne? Sakykime, aš pasiimu ir pasitraukiu, ne? Va, matot, kaip traukiasi, ne? Galiu bet kurią pusę traukti. Va, kaip traukiasi. Tai yra tabuliatorius, ne? Žymė. Bet tai yra labai nepatogu yra. Nu, bet sakykime, bet to netiksliai pataikys ir jeigu ranka dreba ar dar kažkas, tai iš viso tragedija. Ne? Kitas būdas yra su šitais įrankiais traukioti, galima žiūrėkit. Op. Bet jis didėja. Jis ir didėja parametrais. Na, o trečias būdas per įrankį, kuris reiškia properties, kuris darytų jo tvarkymus, atitraukimus ir atitinkamus dydžius. Tai ženklinimas ir numeravimas labai svarbu. Todėl 11 klasėje neužtenka, kad padarysi, kad, sakykime, vien tik tai žingsnį kažkokį, arba, sakykime, priskirimą. Tai yra per mažai to. Reikia ir žinoti daugiau. Tai jums duotos užduotis skyrelio yra 130 puslapyje, prasideda užduotis ir jas reikia padaryti. Čia autoriai pateikė į visokius variantus, kaip jūs įspręstumėte tos variantus, jūs žiūrėdami, skaitydami teoriją, padarykite tos dalykus. Aš negaliu jums rodyti ir daryti už jumis, bet parodžiu, su kokiais įrankiais tai yra daroma. Ne? Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.